Tai va, apsauginės kardas, 42 eurai. Pakeisim skardas, jau žadėjau eiti pasiveržinėti kaladėlės, bet mane pripildo antrą kontrą oro ir varo pro šitą. Va, išlūžęs. Puč, baisiausiai. Tai manau, kad dėl to nepripildo pilnai. Nėra ant Raseinių miesto šitos dalies, tai kol lauksim dalies, einam tada pasiveršim kaladėlės ir pasikeisim apsaugas. Taip atskirai po vienam ratui nepardavinėti komplektas, vienai ašiai. Tai turim vienam reikalingiausias skardas, o kitą pakeisim tiesiog, kur baisiausiai atrodo. Varžtų komplektai yra gumikių kažkokių. Viskas surūdyja, viskas trup. Ant skydelio kartais susidega ABS-as, tai aš galvoju, kad ABS-as susidega dėl to, kad pateka solidolą ant to ABS žieduko ir neskaičiuoji tas ABS daviklis sukimosi. Viskas gražiai, tvarkingai, realiai ta pusė tai visiškai nauja yra. Dabar kitos pusės pakeisim, kad nebūtų šitai patvypę. Pradėjau sukti kitą pusę. Tai jau čia buvo kažkas daryta, nusisuko varžtas, bet kuris jau buvo privirintas iš vidaus ten. Ir užsukta ta veržlė. Vienu žodžiu varom, dabar stabdžius pasiveršim visus, neatsisuko šitas varžtas, tas irgi nusisuko ten. Tada šitas prasisuka. Tai stabdžius pasiveržėm ir varysim virinti paskui. Va. Biški per daug gal net. Bet va liečias. Dar kažkaip.
Tai va, pasikeičiau tas abi dvi pusės. Tvarkingai, gražiai viskas. Sveiki, su jumis po ilgą laiko vėl Lietuvis ūkyje. Nesimatėm ilgai, porą savaičių beveik. Tai daug lietaus buvo, tai buvo poilsis nuo ūkio, nuo darbų. Tai dabar važiuojam skust žolyną tokį nedidelį gabaliuką ten, 1,5 hektarą ir tada nuvažiuosim į rapso lauką, kur balas stovėjo, tai ten rapsas nesudygęs ir vien žolė. Įdomu šiemet, ar bus taip kaip praeitais metais, kad bus lietaus, nebus karščio, mažai saulės ir neišdžiovins laukų gamta. Ir vėl vešim tada šlapius į elevatorių, tai va įdomu, ar šiemet būtų atsipirkus džiovyklą. Jeigu šiemet bus tokie pat metai kaip praeiti, tai jau pusė džiovyklos kainos. Tai va įdomu, ar šlapi bus šiemet, ar vešim šlapius, ar sausus. Žiūrint šiaip į orų prognozes, tai dabar turėsim čia kelias dienas saulėtas. Man atrodo 2 ar 3 ir tada vėl rodo atšalimą 21 laipsnį, tik tai ir lietų, tai žiauriai įdomu. Realiai buvo kviečiai visi be ligų. Bus įdomu pasižiūrėti, kai nusipurškiam, pavyzdžiui, su Askra birželio mėnesį, man atrodo, ir bus įdomu pažiūrėti, kiek veiksminga ta chemija, nes šiaip orai tokie tai labai yra palankus lygoms susidaryti. Šiaip tai labai šlapia, ne ant paviršiaus, bet po tą vėlieną. Tai
nelabai greit važinėju, labai negražiai dirb. Tokiais kupstais berč. Tai ko gero šiandien taip suvažinėsiu, o rytoj arba poryt biškį padžiavys ir atvažiuosiu vėl perskust, nes bendras vaizdas toks kaip po prastą rimą. Bet nieko, padarysim gerai. Tai viskas, 30 minučių, nu 40 gal. Ir 1,5 hektaro suskutau, šiaip atrodo baisiai. Bet rytoj atvarysim perskusti ir išlygysim viską gražiai. O dabar važiuojam į tą rapso lauką ir paskui pasirodo važiuosim dar 18 hektarų atsirado iš kažkur. Tai važiuosim ten suskust. Nežinau, pieva, ne pieva ten. Bet bus matyt, kai nuvažiuosim. Čia rapsas mūsų. Čia yra, man atrodo, 7 hektarai. Tai pažiūrėkit, šitam gale čia durpė yra. Kiek jo nėra rapsa šitoj vietai. Kokie blemba, net nežinau. 2 hektarai ir žolės daug. Siaubas. Panašu, kad čia bus daugiau negu 2 hektarai, gal 2,5 net. Kol čia važinėjau, galim pakalbėti apie kalkes, ten klausėt komentaruose, tai kalkės yra iš Kryžkalnio, naujojo kalcito. Kalkių kaina bent jau mes sudarė 2,5 plus PVM. Turim problematiškų laukų, tokių, kurie duoda šiaip gerus rezultatus, bet, ne maksimaliai. Ir ten eglutės tos aug vietom. Tai yra laukų, kur varysim 10 tonų į hektarą, o mažiausiai tai bus 5 tonos. Bent jau šiam rudeniui taip esam nusimatę. O ateityje, tai aišku, pirksim, nes yra dar, visur yra, manau, kaip ir pas visus, kad yra ką kalkinti. O šiaip pačios kalkės, kam reikalingas, tai paprasčiausias ir gal geriausias atsakymas būtų, kad pH-o pakelt, kad nebūtų tokia žemė rūgšti ir augalėliai galėtų joje dygti. Tai va, šitą lauką kaip ir baiginėjau beveik. 2,5 hektarą čia kažkur gavos to žolės. Bet čia baisiai, atrodo labai baisiai, tikrai. Paviršių prilakstau čia dabar. Bet vis tiek durpė, kai dirbi ir kai dirbi kažkokį žolyną, pievą, tai daug gražiau atrodo. Tai va, laukas taip atrodo. Visas tas gabalas. Ten prie krūmų dar likę. Tai kaip ir palikau, o čia tai va, matot kiek žolės.
kurį laiką esu šitam lauke, kur 18 hektarų. Čia baisu šiaip. Ramunės, balandas, po ramunėm kviečiai. Biškį erzin, kad labai daug žolės visokios ir tu kai važiuoji, net nematai realiai kas po ratais galbūt. Tai šį važinėjau gan greitai, ant 12, nes labai daug žolės, jeigu žemai leisiu, tuoj pat velsis, krūvas, tai nežinau, gal kokius 4 cm 5 pirmas iki dirbam. Blogai tai, kad nesitikėjau, kad šiandien taip ilgai reikės dirbti. Tai nepasiėmiau telefono pakrovėją. Ganėtinai sensiu telefonus, ten baterijas nelabai likę. Tai ekstra skambučiai tokiam pasilikęs tos kelis procentus. Ir blogai tai... Wow. Va, ką aš ir sakiau, kad nesimata visiškai kas po apačia. Viskas, paskutinis važiavimas. Ilgai čia užtrukau šiandien. Kažkaip labai, kol tą šieną įsitraukė iš tų diskų, tai daug laiką sugaišti. Nu ką, viskas. Pabaigtuvės. Pats mėgstamiausias darbas. Tai viskas, darbai baigti, Ferigis pastatyts į vietą. O jeigu tu pažiūrėjai šį video iki galo, paspausk like, parašyk komentarą ir pasubscribink mano kanalą ir susitiksim kitam epizode.